Pristatom jums Kajo TT 140/2. Ką reiškia 2? Tai yra antros kartos patobulintas Kajo krosinis motociklas. Tai ką mes turim šitam krosnį? Aišku, mes šį stebuklų kažkokių neišrasim. Turim, pradėkim nuo starterio, ne? Tai turim elektrinį starterį, turim kojinį starterį. Tai vadinasi, jeigu įsikrovė akumuliatorius, galit užsikurti su kojyte. Galiu parodyti netgi. Parodyk. Kaip tas veikia. Ar tau pavyks? Taip, įsikranelį pasistatėt, įsijungėt masę. Matėt? Rikšt iš pirmą. Rikšt iš pirmą. Norit su elektriniu? Nesakykim, kai jau kūrėm kelis kartus. Ne, ir kad važiavam irgi nesakykim. Žiūrėkit, su elektriniu. Irgi iš pirmą kartą. 1:1. No. Tai va, tai jeigu netyčia iškrausit akūmą, kažkaip tam paliksit kažkur kažką, tai galit visada su kojiniu. Nėra problemų. Toliau. Pastatykim ant kojelės, pasižiūrėkim, ką turim priekį. Šį čia turim mes ratą, ne, kas logiška šitoje vietoje. Mes turim 19 ratą. Tai didesnis ratas. Koks privalumas? Kad didesnis? Kad didesnis. Netelpi busą. Tai va, 19 ratas prieki, gale turėtų būti palei viską 16, jeigu. Apžiūrėk. Pasižiūrėkim, 16. Iš kur aš viską žinau, nes dažniausiai toks standartas. Tai va, apie ratus kalbant tiek, ką norėtume daugiau sužinoti, kaip, pirmą kartą perkantis, pavyzdžiui, Kajo. Privalumus, pavyzdžiui, gali pasakyti dėl kitų. Lyginant su kitais krosiniais motociklais, Kajo privalumas yra šito būtent modelio amortizacija. Galit pasižiūrėti galinis amortizatorius. Tai tikrai yra rimtas, pastatytas, ne bet koks dirbtinis, imitacinis. Tai vadinasi, kad amortizacija šito daikto tikrai yra gera. Kitas privalumas, jisai yra aušinamas tepalu. Priekis yra tepalinis radiatorius. Vadinasi, sistema aušina tepalą ir variklis neužkaista. Lyginant su kitais paprastais be radiatorius. Taip, einant toliau, turim 140 kubatūros varikliuką. Dažnas klausia, kiek telpa alyvos. Tai nereikia klausinėti, tiesiog pasižiūri, dažniausiai būna užrašyta. Į šitą telpa 800. O tai kaip patikrinti? Atsisukot šitą įpilimo ir pasižiūrit, kiek pas jūs dabar yra tepalų. Tepalą galit keistis palei moto valandas. Moto valandų skaičiuoklė yra pridedama prie Kajo krosinių motociklų ir pagal ją galit žinoti, kada reiks pasikeisti tepaliuką. Taip, super. Einant prie stabdžių. Labai žiūriu gražiai išmušta Kajo. Taip, visur yra pagalvota. Kajo užrašiukai, žiūrėkit ant duslintuvo, kaip gražiai. Apibrandinta, ne? Apibrandinta. Tai vadinasi, kad tokias mini detalės duoda supras, kad daiktas yra padarytas kokybiškai. Gražiai labai. Tai va, daugiau ateikit iš tos pusės, parodysiu, kas yra palengvinimas, pradedant važiuoti su krosiniu motociklu. Tai pavyzdžiui, žinot, kur būna, kad reikia įsimesti nulinį bėgį, tą vadinamą. Ir tada tarp pirmą, antrą, ieškot, kur tas bėgis, trukčiai. Čia viskas daug paprasčiau. Pirmas nulinis bėgis yra apačioj. Nuleidot iki pat apačios, svirtelę ir viskas. 0, 1, 2, 3, 4. Tai va, norit pradėti važiuoti, sankabą numinėt, pasikėlėt į pirmą, į antrą, trečią, ketvirtą. Ir važiuojat. Filtras yra išvestas čia po sėdynę, vadinasi gaudys mažiau dulkių. Čia atsidaro. Neatsidaro, reikia ten atsukti. Varšta, ne? Kad nepavoktų filtrą, tiesiog nežinai. Gal ir akūmą visgi nepavoktų. Ir akūmą nepavoktų ir apgalvota. Turit jau atsinešti raktelį, pavyzdžiui, 16. Tada stabdžių, irgi šitie pravesti gražiai padaryta, kaip priklauso galiniai stabdžiukai, priekiniai stabdžiukai. Stabdo gerai, bandėm, pravažiavom, tikrai, nesiskundžiam. Priekinis amortizatorius jau toks rimtesnis. Pastatytas, kad jau nesulūštų po pirmo šuolio nuo tramplino. Gerai, dabar kitas klausimas. Kokiam ūgiui čia tiktų? Žiūrėkit, mano yra 1,90 m, ne? Aš gal norėčiau biškį didesnio. Palauk, to ne 1,90 m. Lygiai? Tai vat, jeigu esat koks, pavyzdžiui, 1,70 m, 1,80 m, kokie 3,80 m. 1,70 m? Idealu. Už mane net mažesnį. Taip. Tu nori pasakyti, čia man tikto, ne? Tau idealiai. Bet realiai tau nulietas. 16-19 ratais? Taip. O juk tu? Taip, galėtum drąsiai tokiu važiuoti ir jaustis kaip tikras vyras. Tai labai gerai, smagu. Tai va, bet jeigu esate, aišku, aukštesnis, tai rinktis... Normalūs vyrai. Jo, gal reiktų rinktis didesnį krosinį.
Bet kalbant apie galę, 140 kubatūros tikrai per akis. Jeigu mėgėjiškai, proto ribose, tai tikrai užteks tokio krosinio motociklo ir pasidžiaugsit, ir į mišką galėsit išlėkti, ir į trasą išvažiuoti, tikrai nebus jokių problemų. Tai jeigu ieško tokio krosinio motociklo, rasi tik pas mus mankis.lt, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Tai lauksim, atvyksim.